Sveikas, mielas sekėjos, mielas damas, merginos, gerbimi svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama. Taigi viena savaitė praėjo, laikas pasižiūrėti, kas laukia kitos savaitės bėgė, kas laukia 70 dienų bėgė. Kaip visada, šis video, šios energijos pradės galioti būtent tada, kai jūs atidarėte, kai jūs peržiūrėte šį video. Šiandien siūlau pasirinkti 2 variantus jums. Tai bus pirmasis variantas, toks labiau gėlėtas, ir antrasis variantas, žalsvi, magiški motyvai. Tikiuosi, jūs jau pasirinkote, taigi žiūrim pirmąjį variantą, kas laukia savaitės bėgiai pirmąjį variantą, kokios bus, tikrai moteris mane žiūri, net iškrito jūsų kortą. Ačiū už jūsų patiktukus, už jūsų komentarus. Viską skaitau, viską stebiu. Dėkui, kad leidžiate augti šiam kanalui. Taigi, pirmojo varianto, kokios laukia šios savaitės energijos, kas laukia finansuose, kas laukia darbe arba versle, kas kur dirba, kas laukia sveikatos prasme, energijos prasme, santykiai, meilė, emocinis fonas, na ir kortų patarimas šiai savaitei. Taigi, energijos iškrito korta, kuri kalba apie tai, kad energijos bus labai aktyvios, reikės daug kalbėti šią savaitę, aiškintis, skambinti, galbūt rašyti, detalizuoti informaciją, kontaktuoti žmonės. Gali būti dėl nesusikalbėjimo kilti tam tikri konfliktai, nesusipratimai. Tai būkite budrus, bet pačios tendencijos savaitės bus, kaip minėjau, ganėtinai aktyvios, būtent analitinė prasme ir kontaktų prasme, komunikacijos prasme. Finansai. Finansai žvaigždė. Korta žvaigždė finansuose kalba, kad galimai šią savaitę bus tokios pajamos, kurios nebus galbūt labai didelės, bet bus jų labai daug. Reiškia daug po šiek tiek. Galbūt kažkas grąžins skolą, galbūt kažkam tie finansai, tas įnašas į piniginę būtent šią savaitę prisidės prie jūsų svajonės išsipildymo ir įgyvendinimo. Taigi pasakyti, kad finansų nebus, tikrai negaliu, galimi netgi keli šaltiniai atsiverti šią savaitę. Darbai. Na, kažkam, žinot, kaip metų pabaiga, kaip lapkritis, labai daug retrogradinių planetų, toks metas, kai norėsis sustoti ir peržiūrėti. O tengi aš dirbu ten, kur aš ir noriu. Ar su tais partneriais aš dirbu, ar tą verslą pagaliau aš vykdau. Galbūt kažkas sustos ir permąstys savo strategiją, savo tolimesnius planus, nes tai korta kalba apie transformacijos. Kažkas galimai išeis iš darbo ir pradės savo veiklą, uždarom vieną laikotarpį, atidarom kitą. Na, toks tikrai svarbus laikotarpis, svarbi savaitė, gali ateiti tam tikri insightai, kur tikrai paskatins jūs permąstyti, perdaryti ir, kaip minėjau, uždaryti tam tikrą laikotarpį ir pradėti kitą. Kasgi su sveikata? Sveikatos prasme, kaip laivas, kaip anksčiau, taip ir dabar. Jeigu anksčiau buvo tam tikri šlubavimai ar paskaudėdavo galvą, galimai ir dar šią savaitę gali būti taip. Korta kalba apie tai, kad reikėtų nusistatyti savo
planą, sveikatinimosi planą. Kažkam šį kortą labai konkrečiai pataria, leiskitės į kelionę, ne, atsipūskite, paimkite savo tas atostogas, dabar turistų nelabai daug ir jeigu jums patinka toks būtent laikotarpis, pasišildykite, išvykite, paimkite pauzę, ne, atsistatykite savo jėgas. Tai va čia būtent apie energiją ir, kaip minėjau, gali truputėlį siūbuoti artėjančią, ne, savaitę. Taip, šita pozicija kalba apie santykius, ne, emocijas. Na, žinokit, tikrai tokia savaitė, galimai ir dėl tam tikrų konfliktų, jausis nervingumas, pergyvensite, galvosite, gal vieni kiti barniai, ne, tokie nežymus su partneriais, su namiškiais ar artimaisiais. Jausis, kad galbūt kažko trūksta, galimai būtent tos saulės trūksta, ne, tos kažkokios džiaugsmo energijos. Na, iš tikrųjų, kortos iškrenta tokias labai, na, nepaprastos, ne, nes čia ir lygtais ir konfliktai kažkaip čia mes irgi peržiūrėm savo darbuose, veiksmuose planą ir viską perdarysime, ne, čia kažkokia tai siūbuojanti energija ir galimi kažkokie tai konfliktai vėlgi su artima aplinka. Ir kortos patarimas: visų pirma, viską atidėkite ir žiūrėkite save. Pirmoje vietoje turite nustatyti save, savo interesus, savo poreikius, nes jūs esate, ne, tas resursas, jūs esate ta, kuri kūrėte jaukumą namuose, kuri kūrėte savo verslą, neatnešate idėjas, kuri atnešate vertę savo darbdaviui ir santykiuose jūs esate ta, kuri, ne, įkvėpėja turite būti. O kaip jūs galite tokia būti, jeigu jums trūksta energijos, jeigu jūs save statote į paskutinę vietą? Tai kortos labai aiškiai kalba apie tai, kaip patarimą, kad šią savaitę tam, kad lengviau jį praeitų, vis dėlto turite visų pirma galvoti apie save. Ir jeigu jūs jaučiate, kad jums reikia paimti pauzes, jeigu jūs jaučiate, kad šiandien turite darbus užbaigti anksčiau, tuomet būtent taip ir padarykite. Taigi tai buvo pirmasis variantas. Aš linkiu, kad šį savaitę, na, būtų jums lengva ir pasižiūrim antrąjį variantą, kas laukia, ne, antrąjį variantą per artimiausias 7 arba 10 dienų, kokios energijos laukia. Taip. Paklausom kortų, kokiagi bus pagrindinė savaitės energija, kas laukia finansuose, kas laukia darbe arba versle, priklausomai, kur jūs dirbate ir ką jūs dirbate, kaip su sveikata, mūsų energija, santykiai, emocijos. Na ir kortų patarimas mums šiai savaitė. Taigi pagrindinė savaitės energija antram variantui: būsite apsupti, nežinot, lojalių žmonių, artimų žmonių, draugų, kurie pasiruošia jums padėti. Šios savaitės energijos yra ganėtinai ramios, lojalios. Galima teikti, kad šita savaitė bus panaši ir praeitai buvusią savaitę. Ne? Tokių neturėtų būti labai didelių iššūkių, bet pirma korta žada visai ramią savaitę. Kas liečia finansus, iškrito knyga, na, galimai dar šiai dienai informacija gali būti mums uždaryta, kažko mes nežinome, kažko iki šiol nežinome, bet netoj pasižiūrėsime, ar išaiškės šitą informaciją savaitės bėgi. Na taip, kažkaip susijusi, ne, šitą informaciją, finansai būtent su vyriška energija arba svarbių vyrų jūsų gyvenimo, viršininkų, galbūt nuo jo sprendimo priklausys jūsų finansai, galbūt jūs laukite atlyginimo arba laukite ar paaukštintis ar nepaaukštintis, ar priimsi darbą ar nepriims, ar gausiu aš tą išmoką ar negausiu, ne?
ar laimėsiu kažkokį tai konkursą, ar nelaimėsiu. Čia viskas priklausys nuo vyriškos energijos, iš kitos pusės priklausys nuo jūsų iniciatyvos, lyderystės savybių. Galbūt kažkam reikėtų prisėsti prie finansų knygos ir suvesti visas sąskaitas, pasižiūrėti, kokios išlaidos, kokios buvo pajamos, tokia buhalterija, suvesti, būtent apie tai kalba šios kortos. O kasgi darbuose arba versluose, darbo kažkam bus tikrai labai daug, ypač prieš kalėdinis laikotarpis, tie, kurie dirba su klientais, tie, kurie dirba su dovanomis, galbūt savo rankdarbius daro, dabar eina ir mūgių laikotarpiai, ir visi tie didelių pirkimų pardavimų laikotarpiai, darbo tikrai bus daug, kas irgi nėra blogai. Jausis toks truputėlį sunkumas, daug darbų užplūs ir gali būti, kad nuo ryto iki vakaro reikės paplušėti šią savaitę. Kasgi su mūsų sveikata, pagal sodo kortą, kažkam kartais taip iškrenta, kad šitą kortą rodo, kad kažkam galbūt reikia gauti tyrimus pasidaryti, reiškia užsirašyti pas gydytoją, tą talonėlį vadinamą gauti, bet dažnu atveju vėlgi šitą kortą rodo, kad sveikata priklausys nuo žmonių, kurie supa jūs. Taigi, jeigu norite geros sveikatos, pasistengkite būti tarp tų, kurie yra pozityvus, gerai nusiteikę, kurie jūs motyvuoja žmonės. Neleiskite laiko su tais, kurie galbūt tokie bambekliai, kurie traukia iš jūsų tą energiją. Taip pat korta kviečia išeiti į lauką, dabar dar kartais leidžia, yra tų momentų dienoje, kada dar mes galime išeiti ir pakvėpuoti kažkaip ar į šalia esantį mišką, parkelį, jeigu galite sau leisti, galite leistis į nedidelį kelionę į užsienį ir tai būtent tikrai pagerins ir jūsų energiją, ir jūsų sveikatą. Kokios transformacijos laukia santykiuose, žiūrėkite. Šita korta kalba apie tai, kad, galbūt jūs susipykote, galbūt jūs nesikalbat tarpusavį. Čia būtent tuos liečia, kurie yra santykiuose ir kažkaip konfliktas, Galbūt tokį išlaikysite šią savaitę, taip sakant, tylenio poziciją ir vien su kitu nesikalbėsite, nekelsite į viešumą. Kažkam šitą kortą reiškia tam tikros transformacijas. Reiškia, galbūt kažkas iš jūsų nusprendė nutraukti santykius, ir tai reiškia vieno laikotarpio uždarimą ir, tiesiog kito laikotarpio toks atidarimas. Vienos durys užsidaro, kitas atsidaro. Tai čia toks labai tokia korta. Kažkam tai gali reikšti, kad būtų tokios situacijos aplinkybės, kad būsite, kaip uždaryti. Gal ir norėtųsi pabėgti vienas nuo kito, bet tokia situacija, kad ir susipykot, bet vis tiek turime būti kartu, leisti laiką kartu. Tai galbūt jūs kažkur tai ekskursijose esate, ar atostogaujate kažkur, išvykote kartu, arba komandiruotė esate kartu ir niekaip negalite pabėgti vienas nuo kito. Uždara, taip sakant, patalpa yra ir viskas, ir turite išbūti. Tokios energijos, vėlgi, kaip ir pirmam variantui, nėra labai tokios lengvos. Įtampa, tikrai įtampa, perėjimas, transformacijos, būtent apie tai. Ir kortų patarimas. Gyvatė kalba apie tai, būkite išmintingos, pasistengkite išlikti ramios, prisitaikykite prie aplinkos. Ir šita korta kalba apie tai, kad, galbūt jau laikas keistis, laikas pakeisti tą odą ir laikas, tikrai pakeisti kažkam tai darbą, kažkam tai artimą kažkokį tai draugą, kuris jau nebedžiugina ir tiesiog tą resursą. O kažkam tai tiesiog pakeisti hobį, pakeisti savo gyvenimo stilių ir vietoj užsidarimo namuose, išeiti į tą viešumą, pradėti tokį aktyvesnį socialinį gyvenimą. Linkiu jums gražios savaitės, ačiū, kad buvote su manimi ir iki kitų kartų. Ate, ate.